Klubas sveikina visus čia susirinkusius ir kviečia didžiasias metų šventes pasitikti pripilčių savo širdis gerumu ir dosnumu. Gebančius džiaugtis ir dalintis, dalyvaujant gerumo akcijoje Išpildyk Romos svajonę. Raseinių Rotary klubas kviečia visus užsukti į jų kalėdinį namelį ir pasišildyti stebuklingą Romos svajonės pildančią kavą bei arbata. Įsigyti rotariečių rankomis pagamintų kalėdinių aksesuarų, gauti Romo kontaktus ir pabendrauti. Eglės įžiebimo šventės pabaigoje neabejotinai įsitikinsime, kad esame geri, dosnūs ir kitų svajonėms nebeingi žmonės, bei sužinosime, kiek eurų buvo iškeista į stebuklingą rotariečių kavą ir kalėdinius aksesuarus, kurie asmeniškai bus perduoti Romui. Na, o kodėl ir kokią svajonę reikia Romui padėti išpildyti, jūs sužinosite iš trumpo filmuoto pasakojimo apie jį. Daugiau kaip prieš 19 metų į pasaulį atėjo gražus berniukas, lydimas visiškos įgimtos negalios. Niekas nesuskaičiuos, kiek kilometrų mamos glėbyje buvo nuneštas, iki 3 metų net nepajėgė sėdėti romukas, kokiu ir kiek varstytos ligoninių sanatorijos duris, nesuskaičiuojami sunešioto gipso kilogramai, sudėtingiausių operacijų, įvairiausių procedūrų skaičius buvo bejėgiai prieš įgimtą Romo negalę. Šiuo metu Romas Tytuvėnų gimnazijos 12-okas. Pasakosi, kad turima negalė jam netrukdo jaustis laimingu, turėti daug draugų ir pomėgių. Po pamokų Romas lanko dailės mokyklą. Dailės pamokose išugdytas kruopštumas, sveikas humoro jausmas, pakopinis tikslo siekimas padėjo Romui įgimtą negalę išlavinti iki 20% darbingumo. Puikus pasiekimai matematikoje, fizikoje, lietuvių kalboje, informacinėse technologijose leidžia realiai svajoti apie tolimesnės elektronikos mechanikos studijas. Kalbinamas apie kitas svajones, kukliai sakosi, kad labai daug nesvajoja. Tik norėtų labiau integruotis į visuomenę, gyventi pilnavertį gyvenimą, įgyti daugiau savarankiškumo, o tam neabejotinai padėtų įgytos vairuotojo teisės ir dar labiau norėtų, kad mama kelias dienas nuo jo atsikvėptų ir pataisytų savo sveikatą kokiame nors spa. Tai iš tikrųjų tai yra tas, kur pakankamai turiu klasė 22 mokinius ir nuo 5 klasės tai yra tas mokinys, kuris buvo pakankamai aukštos savivertės. Aukštos, nežiūrint to, kad galima jam pavydėti, būnant su viskuo, galima pavydėti. Ir mūsų klasėje Romo nemato kaip neįgalaus. Jį mato taip, kaip mes daugiau koncentruoti esame į jo gebėjimus ir tai, ką jis turi, o ne tai, ko jis neturi. Tai čia jau yra turbūt paties Romo nuopelnas, nes jisai tiesiog jam to gailesčio kaip ir visiems nereikia. Nenorim, kad mūsų gailėtų. Aš tai matau jį, ką sakau, aš tai matau tokį, ką jis turi, o ne to, ko jis neturi. Ir man jis toks visada bus. Man jis stiprus vyras, kuriam galima dažnai pavydėti. Bendruomeniškumas va toks jūtas. Nes Romas yra šalia, jis yra atviras, jis visada stengiasi padėti ir paaiškinti. Tu nesupratai užduoties? Tai aš tau galiu padėti. Ir jo tas mąstymas, tas toks sveikas humoro jausmas, jis padeda, kai yra iškeliama, sakykime, vienos ar kitos temos idėjos paieška, jis visada pamato tą idėją per tokį truputį kitokį rakursą. Iš tikrųjų, Romą tai pažinau turbūt pirmą kartą, kai dar ratukų nebuvo, aš taip galvoju, Liūna. Tada Roma nešėsi ant rankų ir aš turėdama savo mamyčiuką sūnų, Albinai pasakiau, o koks mamyčiukas toks pat kaip ir man, aš net negalvoju, kad jisai negali kojomis paliesti žemės. Paskui mes susitikom jau turbūt 5 klasėje čia mokyklai. Ir aš vieną kartą pavadavau mokytoją, dailės mokytoją ir pamačiau, kad Romas piešė. Ir man taip suspaudė širdį, kad tie, kurie turėjo rankas, jų piešiniai buvo, kaip aš sakau, kaip su šluotražiu perbraukta, pas jį buvo kruopščiai gražiai padaryti. Nuo to laiko aš jau turėjau tą idėją, kad reikia Romą pasikviesti, kad jisai ateitų, kad pradėtų pas mus piešti. Ir man iš tikrųjų nėra svarbu, ką jisai piešia, kokia vertė to kūrinio. Ir man kiekviena linija, kurią Romas nubrėžė, yra labai brangi. Ir aš dar galvoju apie tos žodžius, kad jisai lygus tarp lygių. Ar tikrai jisai visada taip jaučiasi lygus tarp lygių? Aš esu mokinių paklausus, jie kaip pasako, o mes lygus, mes visi lygus. Aš esu paklausus, o kuris norit Romų lygumą pasiimti savo? Patikėkit, nesirado nei vieno norinčio. Šaukti, deklaruoti.
sakyti, kad mes visi lygus yra labai lengva. Bet paimti tą lygumą ir pasiimti jį savo, o savai atiduoti Romų nėra tada noro. Tai prieš kalbant reikėtų pagalvoti, ar tikrai aš noriu to lygumo, ar tikrai yra viskas taip gerai, kaip Romas jisai paslėpė po savo tą tokią džiugę kaukę. Jis yra labai svarbus tiem mažiukam, jis turi labai didelį gerą širdį. Ateidavo Jokūbas, jau dabar susikeitė klasės, Jokūbas eina į kitą klasę. Ir jeigu aš žinodavau, kad Romo tą dieną nebus pamokoj, tai aš iš anksto turėjau būti pasiruošus atsakyti Jokūbui į klausimą, patį pirmą klausimą, ne labą dieną, o klausimas, kur Romas šiandien yra. Nes jo akis tik įėjus į klasę pradėdavo lakstyti, kur yra tas Romas, prie ko jisai prisiglaus, su kuo jisai bendraus tą dieną. Tai jis turi labai didelį širdį, jis labai moka gražiai bendrauti su suaugusiais žmonėmis, labai gražiai moka bendrauti su mažiukais ir visada tą gerą žodį bendraujančiams. Tai yra mokinys, kuris labai šaunus, geras, žingeidus ir svarbiausia sugebantis priimti savo likimą taip, kad aplinkiniai nejaučia jo negalios. Tai yra svarbiausia tikriausiai. Tai, žinote, aš visai nesenai tikriausiai praėjusią savaitę kalbėjausi apie Romų tolesnį mokymosi kelią. Ir kadangi tai yra vaikas, kuris siekia mokslo pakankamai stipriai ir nėra banguojančio mokymosi, jisai iš tikrųjų mokosi pakankamai gerai, net sakyčiau labai neblogai. Tai aš mamos klausiau, sakiau, kaip jūs įsivaizduojate savo gyvenimą, jeigu Romas pareikštų norą studijuoti universitete ir būtent stacionare, nenatoliniu kažkokiu būdu ar dar kažkaip. Aš net taip, kaip studentą matyčiau. Tai bet koks prisidėjimas gerų žmonių prie to, kad vaikas galėtų dar laisviau judėti ir dar didesnės galimybės turėti, tai yra tik tai sveikintinas. Ir manau, kad dėkoti reikėtų visiems, kas tą svajonę gali išpildyti, padėti. Norint padėti išpildyti Romo svajonės, nereikia būti nei stipriu, nei turtingu. Reikia būti tiesiog nuoširdžiu žmogumi, turinčiu nors vieną gerumo ląstelę. Savo auką jūs galite tiesiogiai pervesti į Romo Žukausko asmeninę sąskaitą arba gruodžio 8 dieną miesto Eglės įkėlimo šventėje pirkdami rotariečių stebuklingą kavą. Šventės pabaigoje visi už kavą surinkti pinigai bus asmeniškai perduoti Romui. Nepalėda
Laiškanešys Pečkinas. Mačiut, aš jums telegramą atnešiau. Sakau, labą vakarą. Aš laiškanešys Pečkinas, aš jums telegramą atnešiau. Labą vakarą, Pečkinas. Telegrama. Įdomu nuo pačio. Taigi, Kalėdų senelis rašo. Viso gero, močiute. Senelis. Keistuolis, tas mano Kalėdų senelis, užsimanė vasarą pamatyti ir iškeliavo į šiltus kraštus. Pažiūrėsim, ką man rašo. Eik šnikštuk kartu su manim, ateik nikštuk. Kągi man senelis rašo. Jis rašo, kad grįžta. Prašo šventinį kostiumą paruošti, eglę papuošti, visus jo padėjėjus sukviesti, mat jau metas. Na, metas tai metas. Kas geriausi Kalėdų senelio padėjėjai? Taigi vaikai ir pasakų personažai. Vaikų tai aš čia labai daug matau. Ar padėsit Kalėdų seneliai šventei pasiruošti? Taip, o pasakų personažus mes tuoj surasim. Pradėsim viską nuo pradžių. Aš atversiu pasakų skrynę. Aha, ko čia tik nėra. Ir karūnų yra. Na, geras daiktas, bet žiemą, sakyčiau, truputį nepraktiškas. Ausį šalą, gali ir kokio ausų uždegimą pasigauti. Apie ką čia? Paseksiu jums pasaką, kurią esu girdėjus, kai buvau dar visai maža. Ir kiekvieną kartą, kai aš ją prisimenu, ji man atrodo vis gražesnė ir gražesnė. Matyt, su pasakomis kaip ir su daugeliu žmonių. Kuo toliau, to jos darosi gražesnės. Taigi seniai vienoje karalystėje gyveno karalius ir karalienė. Jie mylėjo vienas kitą be galo, be krašto. Ir taip jiems gimė vaikelis. Jie tą vaikelį čiučiuodavo, myluodavo. O kai tik jis užmigdavo, tuomet prasidėdavo. Vaikeli šilko bata.
Labas, prince. Kaip gyveni? Gerai. Pažiūrėkit, vaikučių. Yra. Kiek daug vaikučių, ar norėtum pašokti? Noriu. Nori, yra toks šokis. Kas kaip moka, tas taip šoka. Ar norėtum pašokti? Taip. Gerai. Pasitikime savo draugus šokėjus. Paplokit vaikučiai šokėjam! Šoka, šoka, visi kas kaip moka. Ei, nesėdėki, verčiau pajudėki. Pabandom dar kartą ir tau pavyks iš karto. Dar vieną kartą, dar vieną kartą. Jei šiandien tau baisiai liūdna, jeigu pasaulis tau po kojom griūna, pakelk akis, mielas drauge, čia mes visi tavęs laukiam. Šoka, šoka, visi kas kaip moka. Ei, nesėdėki, verčiau pajudėki. Pabandom dar kartą ir tau pavyks iš karto. Dar vieną kartą, dar vieną kartą. Nevaikščiok tu, brolau, surūgęs. Žinok, nuo to geriau vis tiek nebūna. Kol lauki, nagi judink kūną. Štai taip jau pagavai fortūną. Šoka, šoka, visi kas kaip moka. Ei, nesėdėki, verčiau pajudėki. Pabandom dar kartą ir tau pavyks iš karto. Dar vieną kartą, dar vieną kartą. Šoka, šoka, visi kas kaip moka. Ei, nesėdėki, verčiau pajudėki. Pabandom dar kartą ir tau pavyks iš karto. Dar vieną kartą, dar vieną kartą. Mielas karaliau, nepabėk ar padėsit su karalienė Kalėdų senelio sugrįžimo šventėj pasiruošti. Žinoma, man didžiulė garbė, kaip karaliui būti čia, Raseinių karalystėj ir bendrauti su visais jos gyventojais. Gerai, karaliau, žinok, reikia ir miestą apšviesti, ir eglę įžiebti. Darbų daugybė. Jūtų keliaukit su karalienė. Ačiū labai, ačiū. O aš toliau kviesiu pasakų personažus. Tai apie ką šiandien? Prisiminiau, paseksiu jums pasaką, kurią esu girdėjus, kai buvau dar visai maža. Ir kiekvieną kartą, kuo daugiau aš jos klausausi, ji man atrodo vis gražesnė. Na, matyt, su pasakomis, kaip ir su daugeliu žmonių, kuo toliau, to jos darosi gražesnės. Taigi tolimoje karalystėje gyveno karalius ir karalienė. Jie gyveno šviesioje pilyje, mylėjo vienas kitą be galo, be krašto ir susilaukė vaikelio, dukrytės. Pavadino mergaitę Auksaplaukę.
Buvo be galo graži princesė, šviesiais, ilgais, stebuklingą galią turinčiais plaukais. Bet vieną naktį į pilį sliūkino pikta ragana. Ji pagrobė auksaplaukę ir uždarė ją toli bokšte. 18 metų auksaplaukė bokšte gyveno viena. Ir visiškai nieko nenutokė apie gyvenimą, nežinojo gyvenimo skonio. Kol vieną naktį į pilies bokštą įsiveržė plėšikas. Aišku, ne auksaplaukės vaduoti, o paslėpti savo naujausio grobio. Ką jūs manot? Princesė auksaplaukė buvo neiškelmas spirta. Pasinaudodamas savo magiškų stebuklingų auksinių ilgų pagalba, ji pabėga kartu su plėšiku iš bokšto, su viltim surasti savo tikruosius tėvus. Bet pasaka nebūtų pasaka, jeigu plėšikas nebūtų pamilęs gražiosios auksaplaukės princesės. Nors toli, nors tik tai pro langą šildė
gražioji auksaplaukė, žavusis plėšikė, ar padėsit Kalėdų senelio šventę suorganizuoti? Keliaukit tuomet į saldainių fabriką. Geltonus saldainius dėkite į žalią dėžutę, o mėlynus į raudoną. Viską supratot? Gerai, puiku, vaikai, puiku. Apie kas čia? Taigi pasaką paseksiu. Paseksiu aš jums pasaką, kurią esu girdėjus, kai buvau visai maža. Ir kiekvieną kartą, kai aš ją prisimenu, ji man atrodo vis gražesnė. Matyt, su pasakomis, kaip ir su daugeliu žmonių, kuo toliau, to jos darosi gražesnės. Taigi girioje, vienoje trobelėje, gyveno kas ožka Bekeška. Bekeška ožka ir turėjo 7 mažus baltus ožiukus. Ožkelė išeidavo ganytis ir prisakydavo vaikeliam: aš einu šienelio ir saldaus pienelio, o jūs šiukštu užsidarykit durelės ir nieko neįsileiskit, nes gali ateiti piktas vilkas. O ožiukai atsakydavo: gerai, mamytė, mes tikrai neįsileisim. Bet vieną kartą už trobelės kampo nusiklausė vilkas, kaip ožkelė ožiukų šaukia. Vos tik tai ožka išėjo, vilkas brakšt ir sako: atidarykit vaikeliai dureles. Bet ožiukai. Žaidžia su mama, naktį šaltos, naktį
Kar! Kas pasakė, kad kar? Vakar sakė. Ne dabar. Ar girdėjai knarkiančią? Nežinau, kad sapne. Kar! Kas pasakė, kad kar? Kas galėjo tai ištarti? Kalba šitokiu balsu, aukštis didelis napu. Esu aš varna Albertina. Vis nemiga mane kankina. Svajoju vis kaip jėdu kar. Smagiai pasnaustiniai paknar. Esu aš varna Albertina. Kurie neskrendant bėga sirba. Taip visi sparnus suglaus. Reikia apsiversti ir pasnaust. Aš varna Albertina. Ne Argentina, Albertina. Net aukštyn kojom kėdu kar. Net atsimerkęs moku knart. Varna Albertina. Net aukštyn kojom skrisdama miegos. Varna Albertina. Keisčiausią sapną aukštyn kojom sapnuos. Albertina, miela, Albertina, dar neišskrisk. Albertina, ar galėtum išdalinti kvietimus po žalę girią, po pasakų miestą, sukviesti visus į Kalėdų senelio sugrįžimo šventę? Praneš gerą naujieną, gerai? Kar! Padarysi, supratau, ačiū, ačiū, skrisk. Kas galėjo tai ištart? Apie ką čia? Taigi pasieksiu pasaką, kurią esu girdėjus dar būdama visai maža. Kiekvieną kartą, kai šią išgirstu, man jie atrodo vis gražesnė. Turbūt su pasakomis, kaip ir su žmonėmis, kuo toliau, to jos darosi gražesnės. Gyveno kadaise nykštukas kepėjas prie didžiojo torto kalnų. Jo kepinius pirkdavo gerasios fėjos ir girdavo, oi, kaip skanu, gardumas pyragų, saldžių su razinom, riestainių, meduolių skanių. Ir žmonės tą miestą gražiai pavadino jo garbei kepėjo miestu. Tikriausiai paklausit, kas miestą sukurti galėjo. Turbūt ir nustebins tave. Į šiaurę eini pyragaičių alėją, į rytus meduolių gatve. Riestainių pyragų gatvelės nuostabios, senoviniai miesto daly. Pyragų šitiek per amžius prikepęs, kad vos patikėti gali. Žinot ką? Iš tikrųjų ir mums reikėtų pyragą išsikepti. Aš tuoj pakviesiu kepėjus ir jie iškeps patį gardžiausią, patį skaniausią pyragą Kalėdų senelio sugrįžimo šventei. Visada
gražutis. Koks gražutėlis. Koks šviežutėlis. O kaip gardžiai kvepia. Bet klausykit, pavojinga tokius gardžius pyragus čia palikti. Atviroj vietoje, a? Kalėdų seneliai patiks, bet mums reikia pagalvoti, kur čia jį paslėpti, a? Aš iš akių matau, kaip visi norit dar kimšti iki galo. Norit dar kimšti su daina. Kaip mes šaukiam? Mes šaukiam norim dar. Kimšti iki galo. Kimšti su daina. Jūs šaukiat norim dar. Kimšti iki galo, kimšti iki galo, kimšti su daina. Eisim pašokti, mes kartu turi iki ryto. Kiek daug gražių žmonių šoka kartu, mums nerūpi, ką mano susireikia. Kelk rankas, kiek gali aukščiau, dainuok, pajudėk drąsiau dabar. Nesustok, norim dar. Kvies visus dalyvauti čia, kur tavo akyse aistra. Mes šaukiam norim dar. Pirmam, šiandieną savęs aš negailėsiu. Gal ši naktis trumpa, tau negana, švęsim taip, kad galėtum prisiminti. Kelk rankas, kiek gali aukščiau, dainuok, pajudėk drąsiau dabar. Nesustok, norim dar. Kvies visus dalyvauti čia, kur tavo akyse aistra. Mes šaukiam norim dar. Kalėdų senelių padėjai kaip kokie beždžioniukai. Tik tai šokti, linksmintis ir viskas. Močiute! O kasgi čia dabar? Pažiūrėk! Kas? Kalėdų senelis kokią dovaną atsinešė. Vaikai, čia turbūt saldainiai, nes man skambino iš fabriko, sakė, pritrūkom saldainiukų, stamam dėžę. Čia sunki. Turbūt bus pilna dėžė saldainių. Pilna? Aha. Pažiūrėkim, kokių saldainių, šokoladinių, karamelinių, marmaladinių. O kas čia dabar toksai? Kas čia per beždžioniukas? Ach, tai tu mano saldainių suvalgiai, ką? Kur mano saldainiai? Ach, tu pasislėpėjai. Saldainiai trūkė dabar pilvelį tavo saldainiai. Močiutė, labas vakaras. Labas vakaras. Ekšekit pažiai, mano draugai. Mano vaikeliai. Vaikeliai, mažutėliai, gražutėliai. Pamanykit, saldainius suvalgė. Ta mano beždžionėlės, ta mano gražulėlės. Ai,
Gerai, jūs netokie jau ir patykę. Močiutė, šitie vaikai, kaip ir visi vaikai, mėgsta dūkti, šokti, šokinėti. Jie labai sveiki. Paklausykit, pažiūrėsit ir viską. Gerai, sužinosim. Ach, tie beždžioniukai mažiukai, tie beždžioniukai. Nebūsit geri kalėdų senelio padėjėjai. Niekai, aš pažįstu vieną vyruką. Pačiom jėgų žydėjimą. Neprilygstamas linksmuolis. Pyragėlių ir rogienės mėgėjas. Karlsonas, kuris gyvena ant stogo. Su juo tai niekada nebūna liūdna. Gali pramogauti, išdykauti. Klausykite, kaip man dabar jį rasti? Reikia Karlsonui paskambinti. Alio? Info Šiaurės Ašigalis? Taip. Mums skubiai reikalingas neprilygstamas vaiduoklių tramdytojas Karlsonas. Aha. Skubiai Šiaurės Ašigalio gatvė 4. Gerai. Lauksim. Vaikai, Karlsonas atvyksta. O su juo tai nepanobodžiausi. Tad nuotykiai, linksmybės ir rūpesčiai dar tik tai prasideda. Mažam namelį vienišas, tačiau kitur nenukristų. Į smulkmenas kasdieniškas, į smulkmenas kasdieniškas. Gudrus tikrus gavus žavų šuniau.
kalėdų seneliui. Ar galėsit? Reikia dovaną supakuoti. Padės, turbūt padės. Įsivaizduokit, mūsų kalėdų senelis visai kvankštelėjo. Iškeliavo į šiltus kraštus, mat nori vasarą pamatyti, o dabar man siunčia visokius laiškus. Paklausykit, ką jis rašo. Kaip smagu po mišką palakstyti. Ten šokuoja žaliosios varlytės, ten gali drugelį margą vytis, žolinėliuose pažaist. Daugiau nepamenu. Arba va štai kitas. Paklausyk. Čiunga čianga, mėlynas dangus, čiunga čianga, vasara pas mus. Čiunga čianga, linksma ir smagu. Čiunga čianga, būryje draugų. Su pasaulyje bananai ir kokosai ir bananai ir kokosai ir bananai. Čiunga čianga. Klausykit, ar jūs esat buvę saloj čiunga čianga? Nesat? Tuomet keliaukim kartu. Smagu toj saloj, čiunga čianga. Bėkit, bėkit, kalėdų seneliui padėti dovanas pakuoti. O kas čia dabar? Gerbiamoji, kas jūs tokia būsit, ko čia ieškot, aš jūs traukiu už pasakų skrynios. Aš panelė Šapoklė. Bet klausykite. Malonu. Ar jūs nematėte mano dviejų draugų? Vienas toksai nematėte. Vienas toks su didelėjim ausim, o kitas toks su dideliais dantim. Jūs įsivaizduojat, jie norėjo vieni atvažiuoti į koncertą ir mane paliko vieną. Na, aš jiem pakoncertuosiu, na, aš jiem taip pakoncertuosiu. Ach, štaigi, kartak, štaigi. Kur Gena? Kur Gena? Einame ieškoti Genos. Gena, einame koncertuoti, Gena. Gena. Sėsk. O dabar tai jau dainuosi.
keliausime. Pralėkė minutės tylomis pro mus, niekas jų nesulaikys. Praeitis nors gaila tau, bet būk ramus, nes gražiausias laikas prieš akis. Mojame, mojame, gero jums linkime, neįgalį tolumą, kelią su mumis. Skubame, skubame, laimę mes tikime, supasi, šitas traukinys. Gal ir esame kam nors labai kalti, pasimiršti rūpesčiai seni, bet jau laukia mūsų nuotykiai kiti. Eis skubėki, bėki traukinį. Mojame, mojame, gero jums linkime, neįgalį tolumą, kelią su mumis. Skubame, skubame, laimę mes tikime, supasi, šitas traukinys. Bėga traukinys į tolį mėlyną, skamba nuo vagonų jų daina, bet kodėl jau vakaras atsėlina, ak ji dar pabūtų šį dieną. Mojame, mojame, gero jums linkime, neįgalį tolumą, kelią su mumis. Skubame, skubame, laimę mes tikime, supasi, šitas traukinys. Mojame, mojame, gero jums linkime, neįgalį tolumą, kelią su mumis. Skubame, skubame, laimę mes tikime, supasi, šitas traukinys. Garbioji Šapoklek, kulverstų Gena, ar negalėtumėte ir jūs pabūti Kalėdų senelės padėjai? Jau tiek mažai teliko. Galėtume. Pažiūrėkite, ar visos dovanos supakuotos gerai. Galėtume, mes galėtume. Ačiū. Neduok die, kaip sakant, nors vienas vaikas liks be dovanos. Taip, eglutė papuošta, pyragas iškeptas, dovanėlės pakuojamos. Na kągi, belieka keliauti geltonų plytų keliu ir pasitikti sugrįžtantį Kalėdų senelį. Taigi visi, kas mėgstate svajoti, mokate svajoti, kviečiu pasvajoti kartu ir keliauti geltonų plytų keliu. Pasiekt svajonę savo. Geltonas kelias veda, keliaut ir nugalėt. Ak mielas draugė ranka, kartu smagiau keliauti. Kartu kliūtis įveiksim,
sakėjai? Toj pasakoj buvau ir lankiau vasarą. Bet taip ta vasara užsitęsė, žinokit, vaikai. Visų pirma, labas. O jei, kad žinokit, seniai, tai girdėjau tokius jaunatviškus, ryškius balsus. Dar sykį sakykit, labas vakaras. O, žinot, atėjau su nelabai gerom žiniom. Aš žinot, kodėl nėra sniegučia? Aš žinokit, gavau praeitą šeštadienį laišką iš Hogwartso, suprantate, to burtininko mokyklos, iš Dumbledoro telegramą ir ten tai parašyta, kad Haris, kaip ten vadinas tas oro kriketas, su smirčiu susikivirčio per tas varžybas, jis smirčiu supykęs, užtraukė tokį burtą. Sakė, Hari, tu neturėsi baltų kalėdų. Ir dabar atsitiko taip, kad visoje Europoje vietoj sniego tik lietus ir lietus. Tai Dumbledoras davė labai rimtą užduotį Hermionai surasti stebuklų ir magijos knygoj naują magišką burtažodį, kad šitas krentanti migla pataptų visom snaigutėm. O aš turiu pasveikinimus nuo savo visų draugų. Ar tu palaikysi man? Viską, senelį, palaikysim. Taip džiaugiamės, kad sugrįžo senelis, ar ne? O, čia sveikinimai nuo mano visos komandos, nuo elfukų, nykštukų, sniegoliukų ir netgi nuo mano eikliojo žirgo, stirnino ar ten dar kokią nors tokią Rudolfą. Pakėlęs į padangę auksų padengtą karietą, nusprendžiau aplankyti kiekvieną žemės vietą. Karaliaus pilį žvaigždėmis nusėta, jūrų kelią gintarais nutiesta ir alavinį kareivėlį sumuškietą, į magų kambarį paslaptimis nusėta, kentauro lekinti greičiau už vėją, ugnies nešėja Prometėja ir burtais plazdančią gražuolę fėją ir Feniksas, kuris laimę ir gyvybę sieja, žiedų valdovą, perlai sidabru nulieta ir Šreką, vaikščiantį po markas vietą, vaduotą katiną su uodega pririestą ir pagaliau išvydau aš Raseinių miestą. Tad sveikinu visus didelius ir dar mažus, su meilė ir džiaugsmu mes pasitikime naujus metus. O dabar, vaikai, ir visi dideli seneliai, močiutės, tėveliai ir dar visi, kas tik atsiminė gražiasias balsingasias gerkleles, pakvieskime sveikinimo žodį tarti Raseinių miesto savivaldybės merą Algimantą Gricių. Algirdą Gricių, matot, akinių neužsidėjau, vieną akis iškrito bevažiuojant, tai pakvieskim merą. O, labą dieną! Kviečiam jūs pasveikinti taip gražiai susirinkusius raseiniškius. Labas vakaras, mėlyje. Džiaugiuosi, kad jūs tokiu gausiu būriu susirinkote į šią pačią nuostabiausią mūsų miesto aikštę pasižiūrėti pačio gražiausio renginio, kurį jums dovanoja Raseinių kultūros centro darbuotojai. Tikiuosi visiems šis renginys labai patiko. Jeigu patiko, sušaukim. Ačiū jiems. Ačiū. 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 Mėlyje, sveikinu jūs visus su artėjančiom šventėm ir noriu palinkėti, kad išsipildytų visos jūsų svajonės. Ypatingai vaikai jums. Linkiu, kad senelis neaplenktų nei vieno iš jūsų ir apsilankytų tiek darželėje, tiek mokykloje, tiek namučiuose. Visus su artėjančiom šventėm. Visiems sėkmės. Ačiū merai už gražius linkėjimus. O dabar, merė, aš pašnibžėsiu jam irgi tokį iš Dumbledoro palinkėjimą mano. Dabar stebuklinga žvaigždžių pynė. O dabar kartu su gerbiamu meru
su milžinišku žmonių būriu dangaus žvaigždės mes rankom palieskim ir Kalėdų eglę šiam mieste įžiebkim. Žiūrėkit, kokia gražia eglutė. Ačiū vaikai jums už tai, kad jūs mane priėmėte ir aš pažadu pas visus ateiti tą stebuklingą Kalėdų naktį. Rašykit man laiškus, kas dar neparašėte ir susitiksim tą stebuklingą naktį. Vaikučiai plojimai, miesto eglutė, plojimai Kalėdų seneliui. Na kaipgi be dainų prie mūsų gražiosios Raseinių eglutės. Paslaptingai tyliai šneka ir kloja naują baltą taką. Kurysim juoką, kas mūsų laukia, šiandieną mes tikrai neklausę. Dangui viltis suspigdo žvaigždės, kas buvo sena, viskas baigęs. Te gyvuoja Kalėdos, baigias vargas ir bėdos. Te gyvuoja Kalėdos, džiaugsmo šventa dienos. Te gyvuoja Kalėdos, baigias vargas ir bėdos. Te gyvuoja Kalėdos, džiaugsmo šventa dienos. Brangiausius žmonės apkabinsim, kas buvo gera, prisiminsim, sėkmės naujaisiais palinkėsim ir šoksim, trypsim, neliūdėsim. Lai pildos norai ir svajonės, lai sklaidos visos abejonės ir kad užtektų mums sveikatos, išgerkime ne tik arbatos. Te gyvuoja Kalėdos, baigias vargas ir bėdos. Te gyvuoja Kalėdos, džiaugsmo šventa dienos. Te gyvuoja Kalėdos, baigias vargas ir bėdos. Te gyvuoja Kalėdos, džiaugsmo šventa dienos. Tikri stebuklai šiandien mūsų mieste. Ir apie dar vieną stebuklą, kurį šį vakarą padarėte jūs, kviečiu paskelbti Raseinių Rotary klubo atstovus. Ateikit, papasakokit, kaipgi šiandien sekėsi gerumo akcija. Išpildyk Romos svajones. Pristatykit jos rezultatus. O mes plojimais pasitikim. Rotary klubo atstovai. Tikrai tikim, kad Romos svajonė šį vakar bus išpildyta.
Labas vakaras visiems. Būkite dovana pasauliui. Toks yra rotariečių veiklos šūkis. Šiandieną jūs, kiekvienas gebantis dalintis, esate dovana Romui. Raseinių Rotary klubas nuoširdžiai dėkoja jums visiems prisidėjusiems prie Romos svajonės išpildymo. Romo ir jo mamos Albinos vardu sakau jums nuoširdų ačiū už jūsų paramą, palaikymą, dosnumą ir kilnumą. Kalėdos stebuklų metas. Mes visi šį stebuklą dovanojame Romui. Žinome, kad iki šiol į Romo sąskaitą pervesta 600 eurų. Šventės metu rotariečių kalėdinėme namelyje stebuklingos kavos išdalinta už 300 eurų. Tačiau šitos sumos beveik 1000 eurų nepilnai nepakanka, kad Romos svajonė išsipildytų. Vairuotojų teisių įsigijimui reikia žymiai daugiau, nes jos svajonė yra unikali. Jisai negali laikyti teisų Raseiniuose, jis privalo važiuoti į didesnius miestus. Todėl reikia dar šiek tiek, bent iki 1000, labai kviestume visus ten į tą kampelį prisidėti prie Romos svajonės išsipildymo, o taip pat paaukoti jo sąskaitą. Norime padėkoti už pritarimą rotariečių gerumo akcijos idėjai Raseinių rajono savivaldybei, Raseinių kultūros centrui ir taip pat informaciniams rėmėjams Alio Raseiniams, Naujam rytui, internetiniam portalui Kraštietis, Raseiniškis, Mano Raseiniai. Ir aišku, mūsų gerumo akcijos partneriui, internetinės Raseinių televizijos portalo vadovui Viliui Stankevičiui. Ir kviečiame jį į sceną. Norime įteikti padėką. Ačiū, Viliau. Dėkojame internetinės Raseinių televizijos portalo vadovui Viliui Stankevičiui už nuoširdžią pagalbą organizuojant gerumo akciją Išpildyk Romos svajonę. Ačiū labai. Ir aišku, norim visiems raseiniškiam palinkėti gražių ir jaukių švenčių jums ir jūsų namams. Ačiū. Ačiū Rotary klubui, ačiū jums kiekvienam už jūsų nebejingumą. Sakoma, kad tas, kas neturi kalėdų širdyje, niekuomet neras jų po kalėdinę eglutę. Pasitikime šventes, gerai nusiteikę, dovanokime vienas kitam rūpestį, šilumą, meilę, gailestingumą. Gražių ateinančių švenčių, mėlieji! Baltas sniegas, baltas kelias, kvepia medžiai svajomis. Stebuklingai kalba baltas miškas, per kalėdas su mumis. Krenta sniegas, mano pėdos, skęsta sniego.